Labai gražios žiūrovom. Aš galvoju, kad jie ant mūsų nepyks ir šiauliečių sirgaliai. Tai yra žiūrovinės varžybos. Treneris sako, galėjo Tomas išgelbėti, jau Tomas išgelbėjęs ir taip. Aš nesu matęs, kada Tomas 3 tritaškius pataikytų. Ir matėsi, kad komanda tokia žaidė gerai nusiteikus tokį krepšinį, nebijodami to kavo ir pavyzdys, sakau, kad ir Tomas metė, ir Matejūnas. Aišku, mūsų vyrai gal šito nesitikėjo ir jie tokie jautrų žmonės yra. Aš žiūriu, liktai gražus rodikliai, asistų tiek daug, rezultatyvių perdavimų. Baudų meta mažai. Mažai agresijos tokias, per daug inteligentišką krepšinį žaidė. Nes vakar nukentėjom, susidūrė su tokia agresyvia gynyba ir šiandieną su, sakyčiau, nustebinusiais taikliais tolimais metimais ir tada tokia praranda tokį gerą nusiteikimą. Tai man kaip treneriui malonu, kad aišku jie pralošinėdami rungtynėje, jeigu 8 taškus, turėdami persvarą, bet pralaimėdami vis tiek sugebėjo sustabdyti žaidimą, sugebėjo pakreipti reikiamą linkmę. Aišku, kad Tomas neįmetė paskutinį baudų, tai čia jau Fortūna šiek tiek išlygino tą santykį, bet labai pamokančios ir man rungtynės, ir vyram. Mano toks pasakymas yra, jeigu nori kilti viršų, jeigu nori džiaugtis pergalėm, tai reikia leisti žemyn aikštelį. Aikštelį reikia dirbti žemai. Atsistoja, stato užtvaras, kiberiokšt, griūva ten, man toks... Čia tą inteligentišką žaidimą parodo, kad mes metam 13 pražangų per pratęsimą. 45 minutės žaidžiam 13 pražangų metam. Apskritai treneriai, ši Panevėžio arena, kuriai komandai buvo naudingesnė, čia galima jų, sakykime, išbandyta tiek vienai, tiek kitai pirmą kartą. Malonu, manau, žaisti, kada daug žiūrovų, žaidimas yra dėl žaidėjų, dėl žiūrovų, kad jiem nebėra tokio skirtumo ar žaisti užsienį, ar žaisti namuose, yra tokios didžiulės salės, tai čia visiems gera. Čia negali būti kitokio atsakymą. Ar buvo momentų, kai galvojat, kad galbūt nebetvaigtų vietą? Ne, taip negalvojam. Taip paprasčiausiai kaunamės iki paskutinio. Tarkim, šiandien tai pavyko. Dasileidome iki tokios situacijos, kur mano nuomonė taip neturėjo įvykti. Bet patys kalti buvom ir ačiū Dievui, kad taip dar viskas gerai baigėsi. Dėl to, kad šiek tiek atsipalaidavot, ar galvojat, kad galbūt nebuvo mesta? Manau, gal buvo šiek tiek atsipalaidavimo. Čia provokacinis klausimas. Prie trenerio negali atsakyti jisai teisingai. Jisai sakys, atsipalaidavo. Tai ką treneris pasakys? Tai palauk. Galbūt ir buvo šitas atsipalaidavimas. Po to trečias kėlinys, jų pataikymas buvo fantastinis ir tikrai visi tritaškai.